šunys vieni pirmųjų gyvūnų, kuriuos prisijaukino žmogus. Pasaulyje apie 400 šunų veislių turi Tarptautinės kinologijos federacijos patvirtintus standartus. Istoriškai seniausia Lietuvoje gyvenanti šunų veislė, kuri galėtų skaičiuoti net 500 metų gyvavimo laiką, lietuvių skalikai. Kodėl ši nacionalinė veislė vis dar neįteisinta tarptautiniu masteliu? Tenka pripažinti, kad koją pakišo ne tik fragmentiškai fiksuotos žinios. Būta laikotarpių, kai ši veislė net buvo atsidūrusi ant išnykimo ribos. Tik entuziastų dėka lietuvių skalikai kaip veislė buvo atkurta jau peržengus 20-ojo amžiaus vidurį. 1986 metais Lietuvoje buvo skaičiuojama apie 500 lietuvių skalikų su kilmės dokumentais. Šiuo metu skalikų augintojų asociacijai dar reiktų atlikti namų darbus, kad ši veislė būtų pripažinta ir pasaulyje. Tačiau ar rinkdamiesi savo šunį prisiminsime lietuvių skaliką, priklausys ir nuo to informacinio lauko, kuris mus supa. Tad susipažinkime. Spėjama, kad vardo kilmė siejasi su žodžiu skalyti. Medžiotojai sakydavo, skalikas eina, giria aidi. Šios šunų veislės išplitimui įtakos turėjo viduramžiais išpopuliarėjusi jojamoji medžioklė. Kiekvienas bajoras turėjo kelias dešimtis skalikų. Pomėgį medžioti su skalikais didikai perėmė iš Prancūzijos, su kuria glaudžiai bendradarbiavo nuo 16 amžiaus. Nors mūsų rašytiniai šaltiniai fragmentiški, ten minimi šunys, kurie galimai ir buvo šiuolaikinių skalikų protėviai. Mes buvom labai ilgai žodžio kultūra, o ne rašto. Ir atėjęs raštas, jisai apie kažkokius gyvūnus, jie ten per daug nerašė, jiem netai buvo aktualu, buvo politika, istorija, va šitie dalykai įdomiau. Pirmieji tokie šaltiniai, kad mes tikrai turėjome medžioklinius šunis, medžiodavo mūsų protėviai, tai kronikose yra aprašyta, kad laidė su medžiokliniais šunimis. Bet kaip jie atrodė, ką jie darė, niekam nebuvo aktualu, svarbiausia istorinis faktas. Tai tik tai tiek. Paskui mes jau, kai prasideda teisinės knygos, mes žinom, kad skaliką, rudą skaliką išsivedė iš kiemo vienos ponios ir visa teisinė byla tokia ir buvo. Pavogė už skaliką. Aprašymo to skaliko nelabai yra ir kažkas klausė vieną kartą, o tai kuo baigės tam žmogui, kuris išsivedė, ten irgi neparašyta. Tai tokios teisinės subtilybės. Statutai aprašo šunis. Bet statutas yra svarbiau darbinė savybė, o ne taip, kaip mes dabar suprantam, kaip čia 20-o amžiaus yra jau įprasta. Spalva, ūgis, ausys, tai čia yra 20-o amžiaus pradžia, 19-o pati pabaiga. Iš Vokietijos, Anglijos ateina šitie, iš vakarų Europos šitie ateina. O iki to net ir vakarų Europoje buvo paskirtis. Puola kiškį veja, puola kokį stambų žvėrį, dirba su sakalu, tokio tipo. Blogiausia, kad statutuose, kiekvienam leidime statutų ir kiekvienam nuoraše yra skirtingas tų šunų skaičius. Ir labai sunku pasakyti, ką tiksliai jie ten turi omeny. Vienintelį mes žinom, kad tikrai buvo tokie skalikai, tikrai mes šitą žinom. Archeologai sako, kad iš pradžių daugiausia buvo kurtiniai, patys populiariausi, o paskui po truputį pereina prie skalikų kaip populiariausių, kaip geriausių, gražiausių šunų. Antrasis Lietuvos statutas mini 11 šunų grupių, tarp jų net kelios skalikų veislės. Susikūrus Lietuvos-Lenkijos valstybei, gyvavusiai beveik 400 metų, nebeįmanoma atskirti, kur istoriniuose šaltiniuose minimi tik Lietuvoje ar tik Lenkijoje auginami skalikai. Juolab, kad ir tuose aprašymuose daug dviprasmiškų dalykų. Akivaizdu, kad Lietuvos teritorijoje susiliejo ir rytų, ir vakarų skalikų veislės. Viskas prasideda nuo tų vietinių medžioklinių šunų, kurie kažkokie buvo. Tada mums rašytiniai šaltiniai sako, kad kai Vytautas parsivežė totorius, juos įleido gyventi Lietuvoje, totoriai greičiausiai atsivežė ir savo šunis. Yra žinoma, kad net ir tose vietose apskritai, kur totoriai atsikraustydavo, jie veždavosi savo šunis, labai gerai išdresuotus medžioti šunis ir jie mokydavo medžioklės. Tai pas mus jau medžioklės mokyti nereikėjo, jau žmonės mokėjo, bet savo šunis jie atsivežė. O šunys visada buvo labai gera dovana kilmingiesiam. Vadinasi, tų šunų pridovanojo kilmingiesiam ir ten šunidėse jau mišrinosi pagal darbinės savybės, kaip kam reikėjo. Gal ir pagal grožį mes šito nežinom, bet greičiausiai pagal darbinės savybės labiausiai.
Būtent totorių šunys yra rytinio tipo šunys. Rytiniai skalikai. Rytinių skalikų principas yra labai plati galva. Vakarinių yra tokia pleištiškesnė, pleištą labiau primena. Yra taip pat žinoma, kad dovanų į LDK teritoriją buvo atvežti ir Švento Huberto šunys. Dabartinis atitikmuo būtų tai, ką mes vadinam Bloodhoundu. Patys Švento Huberto šunys išnyko, bet Bloodhoundas yra tas tiesioginis palikuonis. Tai yra tipiškas vakarinio tipo šuo ir įdomiausia tai, kad Bloodhoundo kraujas teka visuose Europos skalikose. Tiesiog tai buvo tobulas šuo ir visur jį maišė. Yra šaltinių, kurie teigia, kad dabartiniai lietuvių skalikai atsirado tik 18–19 amžiuje. Į juos įliejų Šventojo Huberto, kuršių skalikų ir rusų skalikų kraujo. Manoma, kad kuršių skalikų kraujo įmaišymas datuojamas nuo 17 amžiaus. Kyla klausimas, apie kurią rusų skalikų veislę yra kalbama. 19 amžiuje istoriniai šaltiniai fiksuoja, kad dalis veislių buvo išvežtos į kitas šalis ir pavadintos kitais vardais. Tuo metu Lietuvos teritorijoje buvo išskiriami net 3 tipų skalikai – mažasis rudasis, vidutinio dydžio ir lietuvių didysis ogaras. 19 amžiuje aprašinėjo 3 lietuvių skaliko rūšis. Mažąjį, kuris turėjo būti rudas, jis buvo skirtas kiškiam varyti, aprašinėja vidutinį skaliką, vidutinis yra vidutinis, ir aprašinėja lietuvių ogarą, tai yra arba lietuvių didįjį. Tai yra labai didžiulis, stambus šuo, rudas su juodu balnu. Maždaug taip turėtų atrodyti. Skirtas būtent kraujo pėdsakas, stambus gyvūnai, toks didžiulis. Dar yra žinoma, kad greičiausiai per karus su Maskvos kunigaikštyste ir su Rusijos imperija iš Lietuvos teritorijos buvo išvežta nemažai šunų į Rusiją. Ir ten galima ginčytis, ar atsivežė iš Rusijos šunis mūsų ir sumišrino, būtent jų šunis atsiveždami sumišrino Lietuvoje su mūsiškiais, ar vis dėlto, kaip mes spėjam, vis dėlto turėjo būti tokia tiesa, nes iš kitų valstybių istorijos mes galim tai pasakyti, kad išsivežė kaip grobį į savo teritoriją, ten sumišrino savo šunimis ir galų gale mes jau gavom tos mišrintus šunis. Carinės Rusijos autorių aprašymai panašus apibūdinant ir dabartinį skaliką. Tačiau pokyčių per tą laiką tikrai būta. Tik XIX amžiaus pabaigoje pradedami rimtesni kinologiniai darbai, atkreipiant dėmesį į vietinės veisles. Peržengus 20-ojo amžiaus slenkstį, skalikų veislė ypač negailestingas buvo tarpukario laikotarpis. Iššūkiai laukė ir sovietmečiu. XIX amžiaus istorija, jinai kuo įdomi? Kad tie 3 veislės, jos iš esmės išlikt turėjo, turbūt iki 960 kokių metų. Iš ko mes tai žinom? Kai pasižiūrėsit į Lenko skaliką ir Lenkų ogarą, jų istoriją, jūs sužinosit įdomų dalyką, kad po Antro pasaulinio karo Lenkijoje buvo nelikę skalikų beveik. Tiesiog karas išnaikino šunis ir Lietuvoje buvo išnaikinimas nemažas. Bet jie rašo, kad iš Vilniaus krašto išsivežė 2 bandas. Vieną rudą su juodu balnu, kitą rudą su įručiu. Spėjama, kad tai buvo mažasis arba kiškinis lietuvių skalikas ir lietuvių ogaras. Jie tai persivadino į Lenkų ogarą ir Lenkų skaliką. Tai vadinasi, po karo dar turėjo būti visos 3 veislės Lietuvoje gana gajos ir gyvos. Kai jau atveisinėt pradėjo, nuotraukose yra būtent labai skirtingų, yra ir to ogaro tipo šunų ir tokių, kaip dabar pamatysit, šunų yra. Tai greičiausiai jie, kai jau atveisinėjo, jie atveisė iš visų tų 3 veislių, suliejo į vieną didžiulę veislę, kurią mes dabar turim. Aišku, tai ir praktiniai sumetimai duoda savo, mūsų teritorija maža, plotai medžioklės nėra dideli, pagrindiniai atveisėjai ir apskritai augintojai visada buvo medžiotojai ir jiems išlaikyti 3 veislės, vieną vos išlaikom, 3 šansų nėra daug. Tai vat, mūsų šunys taip ir atsiranda, lietuvių skalikai. Jeigu mes taip žiūrėsime, tai čia yra apsisprendimo reikalas. Arba mūsų šunys yra 16 amžiaus palikimas, kai mes jau žinom tuos pirmuosius mišrinimus, arba tai yra 19 amžiaus palikimas, kai mes jau šnekam apie aprašytus juos maždaug taip, kaip dabar yra. Pats blogiausias, kokį aš esu matęs ir pats neteisingiausias ir labai paplitęs beje vakaruose, kad tai yra tarybinė veislė.
Tai yra pati didžiausia nesąmonė. Bet vakaruose jie žiūri truputį kitaip. Vienintelis įdomus dalykas, ką galim pašnekėti, tai maždaug 70-77 metais, dabar su data jau bijau sumeluoti, konkrečiai reiktų pasitikrinti, buvo Maskvoje kinologinė paroda, pristatymas ir iš Lietuvos išvažiavo ir skalikų buvo nuvežta ir tuo metu jau buvo šnekama apie pripažinimą, nes Latvija estai sugebėjo prisipažinti savo šunis kaip atskirą veislę. Deja, Lietuvoje buvo pasiūlyta arba jūs vadinkite tai rusų lietuvių skalikais, arba kuršo skalikais, bet ne lietuvių skalikais. Ir mūsų tuometiniai veisėjai augintojai pasakė, kad jie to nedarys. Kaip sako patys lietuvių skaliko augintojai, pagrindinis ir išskirtinis Lietuvos skaliko bruožas iki šiol išliko nepakitęs. Jis yra kultūringos medžioklės šuo. Iš prigimties skalikai labai meilūs ir geranoriški šunys. Jie puikiai gyvena šeimose ir prisitaiko prie miesto sąlygų. Tačiau pirmiausia, jis yra medžioklinis šuo, skirtas varyti žvėrims ir ieškoti sužeistų arba nukautų žvėrių. Tad jo prigimtinės savybės atsispindi ir išvaizdoje. Šiaip tai išvaizda nėra iš piršto laužta, išvaizda yra visa skirta paskirčiai. Tai yra paskirtis ir išvaizda eina kartu. Balta dėmė gal ne? Gal balta dėmė gal ne, bet uodegos ilgis, ausų pastatymas, nosies ilgumas, krūtinės gilis. Kuo gilesnė krūtinė, tuo daugiau plaučio tūrių. Kuo didesnis plaučio tūris, tuo šuo ištvermingesnis ilgiau bėga. Tai nėra taip iš tikrųjų, kad tik darbinės savybės ir tik išvaizda būtų du atskiri dalykai. Šiaip viskas yra susiję. Pavyzdžiui, ilgas snukis yra dantų skaičius tam tikras. Jeigu dantų mažėja, o būna kartais taip, vadinasi trumpėja snukiai. Trumpėjantys snukiai duoda savo kvėpavimo, gaudimo, laikymo, savo problemų, oslės kažkokių. Tai yra ne šiaip savo yra šita išvaizda. Viskas yra pritaikyta būtent mūsų klimato medžioklės ypatybė. Yra kas laukia laiko voljeruose, o mes laikom namuose. Tada pavilnė būna tankesnė. Mes, pavyzdžiui, nelaikom, jie pas mus sofiniai, kaip sakom. Jie būna laukia kiek nori, o paskui grįžta namo. Žiemą daugmaž būna taip, išlenda, jeigu drėgmės būna kažkiek, atlieka savo reikalas jau prie įėjimo į lesą. Gerai leidė. Vasarą reikia vakare varyti namo, kad grįžtų. Lietuvių skalikas yra medžioklinis šuo, bet besikeičiantis laikai keičia požiūrį į jį. Dabar lietuvių skalikai auginami ir nemedžiotojų. Su jais dalyvaujama kinologinėse veiklose arba pasirenkama tik vienam tikslui – būti šeimos draugais. Jeigu jūs nežadat veist, tai iš viso klausimas net nekyla. Auginat šunį savo namuose, viskas yra labai gerai. Vienintelį, ką reikia jam surasti kokią nors užsiėmimą. Vis tiek šuo tai yra daug energijos turintis, tai arba ilgi pasivaikščiojimai, pasivažinėjimas su dviračiu, pasibėgiojimai, tokio tipo užsiėmimai kažkokie turi būti. Dabar pilna veiklų su šunimis. Tai reikia tiesiog netingėti pakelt minkštą vietą nuo fotelio ir pilna, ką galima daryti. Yra lurkursingas, ne visi bėga, bet ten kur tai bėgioja paskui zuikį netikrą. Jie kuo puikiausiai bėga, ne visi, bet bėga. Yra mentrailingas, tai yra žmonių paieška pagal kvapą. Galima tuo užsiiminėti. Bet veiklos kažkokios nedėlės jam reikia, nes jam reikia protauti. Arba bent į naują vietą vestis, kad jie galėtų uostyti. Vienintelis dalykas, į ką žmonės turi atkreipti dėmesį, labai imdami tokį šunį, kad jų kraujas vis tiek yra medžioklinis. Mes dar tiek nenuėjom, kaip kokie pudeliai nuėję, yra kaip labradorai, kur kažkur seniai buvo medžiokliniai. Mes dar tiek nenuėję. Ir net ir, pavyzdžiui, aš nemedžiojantis, vis tiek ieškau patino, jeigu reikia kerkt, kuris yra medžiojantis. Tai jų kraujas yra medžioklinis. Ir paleisti nuo pavadėlio miške galima. Aišku, įstatymai įsikiša, nes medžioklės plotai ir visa kita, tai čia reikia šito labai žiūrėti. Kitas dalykas, pačio nervai ir plaukai yra labai vertingi, nes pasakojimų iš šeimininkų turim, kad paleido šunį, šuo 4 valandas aplinkui laksto loja, tu nežinai, grįž. Stovi, lauki šuns. Jeigu šuo nemokytas grįž, dar klausimas ar grįž. Bet čia irgi įdomių dalykų būna.
Lietuvių skalikai yra labai protingi, lengvai dresuojami ir klauso komandų, bet tam reikia laiko ir kantrybės. Nekonfliktišką, geranorišką šuns santykį su aplinka suformuoja profesionali dresūra. Net ir medžiojančių ta pagrindinė dresūra yra privaloma. Pas mane sėdėt, gulėt, tai yra va tie va tokie negalima, koks ieškok, paimk, va tokie va yra privalomi. Jeigu mieste vis tiek pas mane negalima sėdėt, gulėt, susėdėt su išėjimu, kad galėtum palikti šunį, nu va tokio tipo, tai yra privaloma. Privalo dresuoti žmonės, dabar jis labai įsivaizduoja, va nusiperka ir nedresuoja, ir problemų turi. Tai yra labai tvirto charakterio šuo ir ypač patinai, jie labai gerai jaučia, kad jų nieks tvirta ranka neprižiūri. Tai yra, mūsų šuns negalima visiškai. Bet ką reiškia tvirta ranka? Negalima sėdėti, tai yra dirba, maistą duoda. Nu, šuo ne vaikas. Vaiko jau dabar augina taip, kad negalima ir tas vaikas dar ko nori. Šunį taip nepadarys. Tai yra iš tikrųjų laukinis gyvūnas ir galvoj, kas jo verda, mes nežinom, mes neišmanom. Ir jam gali nepatikti. Yra net situacijų, kad, pavyzdžiui, jum nepatiko žmogus ir skalikas pajuto. Ir jau eina va, su to žmogum pasišnekėti. Taip, čia yra va šitas. Ir skalikai labai jaučia šeimininką. Šeimininkas nepatenkintas, jie ateis aiškintis, kodėl šeimininkas nepatenkintas. Ir mėgins visai įtikti. Ir aišku, jie mėgindami įtikti, būtinai nepadarys to, ko tu nori. Tada dar labiau susinervins šeimininkas, tada skalikas iš viso nieko nedarys, tik tai žiūrės į šeimininką, kas yra ne taip. Tai čia labai jaučiat emocijas. Jeigu liūdna, jie ateina ir žiūri tai, kas yra. Jeigu, pavyzdžiui, nepasitikė žmogus savimi, skalikas nuspręs, kad jisai turi būti vadas. Ir jisai jaučia, kad žmogus nepasitikė. Ir tada jisai saugos tą žmogų nuo visos aplinkos. Ir automatiškai visos problemos, kurios būdingos miestų šiais laikais, išlys. Su skalikais yra taip, tu turi pasitikėti savim. Lietuvių skalikai tapę universaliai šunimis pagal savo gyvenseną, savo prigimtimi išlieka medžiokliniai šunys, nes jų charakteris bei elgsena susiformavo dėl ilgo medžiotojų ir selekcininkų darbo su jais. Ši veislė iki šiol neturi tarptautinio pripažinimo, greičiau dėl biurokratinių kliūčių nei dėl paties standarto netitikimo. Dabar kiekviena valstybė atskirai turi teisę pripažinti. Tai juos pripažinę kaip atskira veislė yra Latviai, Estai, Lenkai, Ukrainiečiai, Baltarusiai, Rusai, Vokiečiai, bet su Vokiečiais ten yra savų niuansų, jie teisėjų nelabai randa, kas galėtų teisėjauti tą išvaizdą. Tai čia atskirai reikia apie tai šnekėti. To tokio tikrojo tarptautinio pripažinimo dar nėra. Jau beveik viską atlikom, beveik visos užduotys yra padarytos, ten yra popierizmas. Popierius reikia susitvarkyti gerai, o didžiausia problema, kad kai mes bendravom su kitais klubais, ten buvo atskirai samdyti žmonės, didžiulės algos mokėtos, pas mus viską daro iš idėjos. Augintojai, veisėjai ir kai pripuola po savo normalių darbų, tada ir daro. Tai va tas pripažimas dėl to truputį ir tempės. Augina jų daug. Konkretaus skaičiaus pasakyti yra visada labai sunku. Mes spėjam, kad yra apie tarp 400 ir 500 Lietuvoje vien. Baltarusijoje dar yra iki 300. Tai vadinasi, mes turim gana nemažą tokį gyvą bandą ir jau galim šnekėti, kad yra. Jeigu mus pripažintų, tai greičiausiai būtų ir vakaruose veislynų ir išplistų ta veislė ir jos jau gyvavimo klausimas būtų daug paprastesnis. Turint omeny, kad mes jau vieną kartą atveisėm po Antro pasaulinio karo, žinomi faktai, kad maždaug apie 98-2000 jų buvo likę tik keli šimtai ir vėl atsigavo iki tokios bandos. Dabar jų populiarumas yra menkstantis vėl, tai nežinia, kuo viskas baigsis. Greičiausiai vėl liks medžiotojų rankose ir vėl kažkada ateis banga ir vėl auginsim. Lietuvių skalikas yra mūsų protėvių paveldas ir palikimas, šalies pasididžiavimas. Pirmoji knyga apie jų istoriją ir išskirtinumą tai dar vienas žingsnis tarptautinio pripažinimo link, kas be abejo svarbu saugant ir populiarinant šią veislę. 3 autorių – Mariaus Smetonos, Manto Milinavičiaus ir Andželikos Smetonienės knyga Lietuvių skalikai apie mūsų nacionalinį pasididžiavimą yra pirmoji kregždė lietuviškoje padangėje. Susirinkti medžiagai, va čia tai buvo iššūkis.
Todėl, kad kai aš pradėjau bendrauti su medžiotojais, su kitais augintojais, jie visada labai daug pasakė, va ten yra rašęs tas, yra rašęs anas, yra rašęs trečias, o vienoje vietoje niekur informacijos taip ir nebuvo. Paskui pasirodė, kad gal ne visai ir tas yra rašęs, tik tai pavardės panašumas yra ir kažkas nukraipė, ir taip yra buvę net. Ir priėjom prie to tokio, kad gal reikėtų sudėti vieną vietą. Be to aš, kadangi dresuriavau šunis pas profesionalų dresuotoją, aš jau domėjaus apskritai kinologiją ir veislių kilme, kaip atsiranda veislės, kaip jų išgyvavimas, toks bendrųjų žinių kaupimas vyko. Ir aš pamačiau, kad užsienyje tai yra labai normalu. Pavyzdžiui, serbai išsiveisė naują veislę ir aprašė ją, kaip brošiūrėlė, maža, bet jinai aprašyta. Kaip jie veisė, ką jie veisė, kodėl, koks paskirtis, visa tai yra aprašyta, yra informacija. Tada aš pradėjau domėtis, o kaip yra kitose vakarų Europos valstybėse, kur jau kinologija yra sena, kur yra patirties daugiau, kur apskritai požiūris kitas, dar ne tas, dar to sovietinio netiek raugo yra likę. Kas yra ten? Ir aš ten pamačiau, kad knygos visada yra rašomas, kai atstatinėjama veislė. Labai daug knygų ir anglai pasirašė. Prancūzai apie savo Boseroną yra. Ir italai apie Cane Corsą yra knygų parašę. Ir tos knygos būna kartais tik albumai fotografijų. Kartais būna jau rimtesnės knygos su daugiau aprašymo. Nusipirkau porą knygų per planšetę, būtent elektroninė prekyba, kad galėčiau pasižiūrėti, pamatyti, kas yra kas. Sakoma, kad senovės Lietuvoje skalikus vadindavo šunimis su 2 poromis akių. Tokie šunys saugodavo namus nuo blogos akies nekviestų svečių ir tykančių nelaimių. Šie šunys net buvo vadinami keturakiai šunimis. Manyta, kad rudos akys skirtos žmogaus sielai matyti. Neprivaloma tikėti, bet legendos gražios.